Norėčiau pereiti prie tokio principo, kaip ir pačioje pradžioje kalba, kad diskusija apie tai, apskritai apie pokyčių valdymą kaip po tokį, nes šiai dienai kaip niekada tikriausiai tai yra aktualu. Tačiau mes būtent balandžio mėnesį aš labiau kalbėjau apie patį pokyčio valdymo principus ir šiandien aš norėčiau paimti vieną tik tais elementą, tai yra Adharo modelį, kuris yra tapęs toksai klasikinis ir ant kurio labai daug stato įvairių organizacijų, kurios bando dėkti vieną arba kitą metodą, ar tai būtų projekto valdymo metodas ar vadybinis metodas, tai juo aš pasidalinsiu. Ir keletą tokių dalykų, į ką mes norėsim atkreipdėmėsi, koks mano yra planas šiandieną su jumis pasidalinti. Tai pirma, apskritai susipažinti su tuo Adharo modeliu, kas jisai toks yra ir jo pritaikomumas pačiam Agile. Ir antras dalykas, kur jis yra naudojamas. Ir šitoje vietoje mes galime grįžti prie pačios pradžios, kad kiekvieną kartą, kai mes, tarkime, nusprendėme, kad norime startuoti ir pakeisti priėjimą prie projekto valdymo, tai vien tam, kad jisai būtų sėkmingas, vienareikšmiai mes turime apskritai susidėlioti savo priėjimą prie Agile pakankamai teisingai, tai aš tai vadinu tokia techninė pusė. Bet tam, kad tas Agile'as būtų priimtas, tam, kad tas Agile principai organizacijoje pataptų kūnu, juos realiai turi nupirkti tie žmonės, kurie dirbs su šito principu, ar ne? Tai reiškia, turi priimti, įsisavinti ir naudoti. Tik tuo atveju mes galime teikti, kad tas pokytis, kuris vadinasi Agile perėjimas galbūt prie Agile ar Agile įsisavinimas, jis tik tada gali būti sėkmingas ir duoti tą norimą rezultatą, kuris iš esmės buvo užmastytas, tai kodėl mes tą Agile dėgėme pirmą vietą. Dabar tam, kad ta transformacija arba judėjimas prie norimo to galutinio tikslo sėkmingo dėgymo Agile būtų pasiektas, mes žiūrime, tokiu paprastuoju būdu sakome, šiai dienai mes naudojame vieną priėjimą prie projektų valdymų, po sėkmingo įdiegimo mes turėsime tą tokį kritinę masę žmonių, kurie naudos Agile. Ir tačiau, kad tai būtų sėkminga, reikia suprasti, kad iš esmės, ką mes norim padaryti, tai tie žmonės realiai, kurios paveiks mūsų toksai sprendimas, organizacinis sprendimas pereiti iš tos šiai dienai, kad turime prie pilno gyvendinimo užmatyto noro, kad organizacija pataptų, priimtų Agile principus kaip tokios duotybės ir kaip nauja norma. Mums reikia, kad tie žmonės, kurie dirbo su vienais principais, pradėtų sėkmingai dirbti su kitais principais. Tačiau realybė, ir jūs tikriausiai patys tai esate patyrę, ir vėlgi aš darau prielaidą, kad šiandienos čia esančių daugiau kaip beveik 150 berods dalyvių mes turime, ar ne, 147. Tai turime įvairių. Yra žmonės, kurie jau sėkmingai vadovaujasi Agile principais, yra tokių, kurie tikriausiai galvoja, ar man apsimoka tai daryti. Yra tikriausiai dalis žmonių, kurie galvoja, kad jo girdėjau, bet mūsų organizacija dar nepasiruošus tam. Tai mes turime įvairių stadijų ir įvairių brandos, galbūt būsenų dalyvių. Bet tas, kas bandė tai daryti, tas, kas matė kitas organizacijas darant, tai tikriausiai pastebėjot, kad toj kelioniai perėjimo prie to Agile pas mus atsiranda toks nubyrėjimas pačiam pokytyje, pačioj kelionėje, ar net dar sakome, net neperėjom ir nepasiekėm to noro, to kritinės masės specialistų, kurie dirbtų pagal Agile, jau ten atsiranda visokie pasipriešimai, visokiausi burbėjimai ir kalbos tokios, ką mums to reikia, dar viena nesąmonė, ir vėl, jūs žinote tos visus argumentus, ar ne? Ir finale, kai mes jau galvojame, kad žiūrėkit, viskas sėkmingai pavyko, gauname iš viso tokį nubyrėjusi norimą ateities rezultatų, kur galvom, žiūrėk, tenais praktiškai visi dirbs su Agile, visi bus patenkinti, sutaupysime krūvą laiko ir eilę visokiausių kitų teigiamų dalykų, kuriuos buvom užmatę. Tačiau realybė jinai parodo, kad jeigu paliekame savieigai ir neinvestuojame laiko tam palaikymui, kad tas individualus žmogus pereitų sėkmingai prie norimos ateities, gauname tokį olandiško sūrio variantą nubyrėjus. Ir Jeffas Haitas, žmogus, kuris iš esmės buvo vienas iš pradininkų Adharo modelio, kuris iš esmės ir stovi už Adharo modelio atsiradimo, yra tokia labai ilga frazė parašęs, bet iš esmės, ką jinai reiškia, kalbant apie Agile, kad tam, kad jūsų įmonė arba jūsų padalinys, kuriuos esat nusprendę diegti Agile principus, tam, kad jisai būtų padaryta tai sėkmingai, yra labai svarbu suprasti, kad mes turime kiekvienam to padalinio arba tos įmonės žmogui padėti sėkmingai
dirbti su Agile. Kitaip sakant, mes ką turime padaryti kaip vadovai, kaip projektų vyrų vadovai, priklausomai vėlgi kokios tos jūsų pareigos, kaip iniciatorius šito pokyčio arba šitos iniciatyvos, mes turime padėti, kad individualus žmogus arba individualus specialistas sėkmingai pradėtų arba prisitaikytų prie Agile principų. Dabar ir būtent šitoje vietoje atsiranda, į žaidimą ateina atkaro modelis. Ir atkaro modelis, jisai yra, jo, čia kai kurie tikriausiai diskutuoja, sakom, labai lengva prisiminti, nes, Dakaras, bet tai nėra Dakaras, tai yra atkaras. Ir tai yra tokie palaipsniniai etapai, kaip žmogus individualiai keičiasi. Kitaip sakant, kaip žmogus pereina prie naujų sistemų, kaip žmogus priima naują informaciją ir nusprendžia, kad tai yra svarbu ir dabar dirbsime pagal naują tvarką. Ir šitie 5 blokai, jie iš esmės reiškia tokį dalyką, kad tol, kol nėra išspręstas arba pilnai sutvarkytas prieš tai einantis blokas, realiai žmogus nejudės per pokytį, nejudės per tą transformaciją nuo kažkokių vienų projektų valdymo principų prie Agile. Ir, reiškia, mes kaip iniciatoriai, mes kaip pagrindiniai asmenys stovintis už šitos iniciatyvos turime daryti savo vadybinės intervencijas tam, kad tas žmogus judėtų per tą kelionę link išsvajoto Agile link. Dabar pažiūrime tos visus 5 elementus paeiliui. Tai yra angliškų žodžių akronimai, tai pirma A yra nuo žodžio awareness arba lietuviškas žodis suvokimas. D yra desire, knowledge, tą matote ekrane, galbūt nėra prasmės man jų visų vardinti. Bet iš esmės, ką tai reiškia, kad visų pirma, kad žmogus apskritai dėtų pastangas arba galvotų, kad judam per tą Agile, jisai turi suprasti, o kam tas Agile'as yra reikalingas. Ir antrų elementų tik tada, kada žmogus supranta, kam yra reikalingas Agile'as, jisai jau gali sąmoningai pats priimti sprendimą, ar dirbti pagal Agile principus ar ne, ar palaikyti tą pokytį organizacijos lygmeninį, diegti Agile kultūrą ir savo skyrių ar visą organizaciją ar ne. Tik įvaldžius arba praėjus šitos 2 elementus mes galime kalbėti apie Agile mokymus, tam, kad žmogus apskritai suprastų, kas tai yra, kodėl tai yra, kaip dirbti su juo pačio pokyčiu metu, kai mes judame link Agile ir kaip dirbti po to, kai jisai bus įdiegtas. Bet to irgi jūs tikriausiai žinote, kad žinios tai toli gražu nėra įgūdis, nes galim priskaityti knygų, kaip plaukti, bet kol neiššoksim į baseiną arba į pelkę, tol tikriausiai neišeis mums to pademonstruoti. Todėl čia atsiranda labai svarbi rolė antrosios A raidės, tai reiškia, žmogus turi mokėti demonstruoti, kad jo darbo principai atitinka Agile metodikas. Ir galiausiai yra visą laiką svarbu neatkristi. Tai reiškia įtvirtinimo fazę, kad aš toliau dirbu negrįžtamai pagal organizacijoje pritaikytus Agile principus. Tai toj skaidrė yra galbūt pagrindiniai tokie 5 elementai ir kiekvieną jį aš šiek tiek greituoju būdu pabandysiu išgliaudyti. Tai dabar, kai mes kalbame apie suvokimą, kodėl yra reikalingas Agile'as, šitoje vietoje yra labai svarbu, kad mes suprastumėm kaip iniciatoriai šitos iniciatyvos, kad turi pereiti mūsų skyrius prie Agile ir mūsų organizacija prie Agile, tam, kad žmogus suvoktų, mes turime atliepti keletą pagrindinių dalykų. Vienas iš jų yra labai svarbu, kad žmogus turi gauti išaiškinimą, suvokimą, reiškia pasiekti, o kontekstas, ta prasme, kam visa šitą yra daroma. Nes labai paprasto būdu, tai dėl ko, ta prasme, ar tai yra tam, kad dirbtumėm, efektyviau, ar tai, kad tiesiog išėjo valdžios įstatymas, kad dabar visa viešasis sektorius pereina prie Agile, ar dar kažkokie tai dalykai, ar ne, turi būti argumentacija labai aiškiai. Antras momentas yra labai svarbus, kad mes atlieptumėm į klausimą, o kodėl dabar? O kodėl mes to nepadarėm ten 2019, o kodėl negalim tai daryti kitais metais, o apskritai dabar COVID kontekstas, kam čia dabar, ar tai susiję ar nesusiję, ar ne? Ir trečias klausimas, į kurį irgi visą laiką yra svarbu atliepti, tai o kas bus, jeigu to nedarysim? Ir, ta prasme, kalbėti apie pasekmes
tokiam dideliam kontekste tai irgi yra svarbu. Tai gali būti, vėlgi viešajam sektoriui reikia paieškoti tų dalykų, kas bus, jeigu nesikeisim. Tai reiškia, bus ministras nepatenkintas, direktorius bus nepatenkintas, rinkėjai gali būti tam tikrai partijai tikriausiai nepalankus ir panašiai, nes mes neužtikrinsim viešos gerovės ir viešo sektorio teisingo funkcionavimo. Bet kiekvienas organizacijos savininkas arba šito projekto, nes kaip čia jo iniciatyvos savininkas arba sponsorius, jisai turėtų iškomunikuoti labai aiškiai, kas bus, jeigu nepasikeis, nes kitu atveju nėra to suvokimo, kodėl tai yra svarbu. Vėlgi dar yra svarbus momentas suprasti, kad apie pačią iniciatyvą, kodėl mums reikalingas yra Agile'as, yra tokie išskiriami du siuntėjai, ar ne? Tai kas inicijuoja visą šitą dalyką? Ar tai inicijuoja specialisto lygmens žmogus, ar tai kalba žmogus, kuris yra organizacijos hierarchijoje, kaip čia pasakyti, aukščiau mitybos grandinėje. Ir pokyčių valdyme yra labai tokie tyrimai padaryti, kad mums patinka, kad apie didelės verslo priežastis arba kontekstą, ekonominę situaciją kalbėtų žmonės kuo aukščiau hierarchijoje, nes tik tada mes pradedam suprasti kontekstą, kam to reikia. Labai yra svarbus momentas atkreipdėmėsi, kad šitoje vietoje suvokimas yra ne apie tai, kad bus diegiamas Agile'as, bet argumentacija yra apie tai, kodėl Agile'as mums yra būtinas. Šitas yra labai svarbu pasidaryti takoskyrą. Taip pat, jeigu irgi pastebite aš tokį vieną ekskursą menti.com, matote skaičiukai, visą laiką, jeigu matysit juos prisijungimą, jeigu norėsit kažkokį tai klausimą, ten galite rašyti, taip pat čiate irgi tą patį galite padaryti, visą laiką naudokite tą progą. Antras mūsų elementas tai yra noras, tai reiškia arba troškimas keistis. Ir šičia yra labai svarbu, kad kai žmogus supranta, kam tas pokytis reikalingas, kai supranta, kad mums reikia judėti kaip organizacijai, nuperkame tą idėją, kad, aš suprantu, kad Agile'as yra naudingas ten padaliniui arba organizacijai, bet tai toli gražu tikriausiai ir iš savo patirties esate jau apturėję, kad tai nereiškia, kad žmogus puls ir sakys, gerai, viskas aš noriu. Tu prasme, aš galiu suprasti, kad tai yra svarbu, bet tai nereiškia, kad aš norėsiu tai daryti. Ir reiktų atkreipti dėmesį apie keletą tokių esminių veiksnių, kurie įtakoja, kad žmogus sakytų, aš noriu, tu prasme, aš pasirašau šitą idėją, aš priimu asmeninį sprendimą dalyvauti Agile'o, palaikau idėją, kad reikia diegti Agile'ą, aš prisidėsiu savo iniciatyvą, aš neboikotuosiu, kelsiu ten sąmyšio. Ir pagrindiniai dalykai, ką vadovas, kuris arba tas iniciatorius, kuris stumia tą idėją, jisai turėtų atsakyti klausimą, kelis, aišku, tos klausimus, kad, o kas man iš to, ta prasme, kas man iš to tam vartotojui, kuris pradės dirbti pagal Agile'o metodiką. Sakys, bet tai jam kas iš to, ar ne? Ar tai reiškia yra asmeniniai kažkokie tai motyvai, nes daugelis žmonių, kai susiduria apskritai su pokyčiais dabar, ar tai būtų skaitmenizacija, ar tai būtų nuotolinis darbas, ar tai būtų ten saviizoliacija, tuo labiau kalbame apie Agile'ą, jisai pradeda užduoti tokį klausimą, kad gal man neapsimoka, ta prasme, aš dirbu tai, kaip dirbęs, tai arba buvo viskas, kaip buvo, ko jūs čia dar norite iš manęs, ko reikalaujate. Ne? Ir čia tiesiog keletą tokių argumentacijų, kaip galima pateikti žmonėms, ar ne, kodėl tas Agile'as yra reikalingas. Ir vieni iš jų yra tokių frazių labiau veikiančios, kitos yra mažiau veikiančios, nes gali būti įmonių arba vadovų, kurie sakys, žinai, Agile'as tai padės mums optimizuotis. Ar tai paveiks tą, kuris turi pereiti prie Agile'o? Priklauso koks lygis hierarchijoje, priklauso kokiam padaliniai, ar jam apskritai rūpi tam žmogui, ar net organizaciniai kaštai. Gali būti iš viso, kad Agile yra tokia tvarka, žinot, karinės organizacijos tokios arba diktatūrinės organizacijos. Ar tai veiks? Aš nesu tikras, bet ar yra organizacijų, kurios tai naudoja, nes sako, nuo šiandien bus Agile'as ir ne kitaip, esu tikras, kad irgi mes atrastume. Gali būti dar griežtesnis variantas, aš aišku abejoju, ar viešame sektoriuje toks principas galioja, bet bent jau tikrai žinau, kad privačiam sektoriui yra tokių organizacijų, kurios pastato taip, ar ne, tai arba visi perina prie Agile'o šitas skyrius nuo rytojaus, arba ieškokite darbo kažkur kitur. Dar gali būti variantas, kad tikriausiai labiausiai atliepiantis tą individualią poziciją, arba kas man iš to yra, tai kai mes žmogus sakome, žiūrėk,
išmoksi dirbti su Agile, patapsi Agile ekspertas, tai tavo vertė rinkoje šitame sektoriuje, šitoje industrijoje, IT projektuose ar projektų valdyme, tai automatiškai tavo pridės pridėtinės vertės. Tai, kaip matote, yra iš esmės tas pats pokytis, bet mes bandome atliepti skirtingus norus. Ir kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir šito vietoje yra labai svarbu suprasti, atrasti tą motyvą, kodėl žmogus sutiktų ir priimtų sprendimą. Gerai, aš judu ir palaikau šitą iniciatyvą. Trečias elementas, tai mes kalbame apie žinias. Ir žinios yra labai toksai dalykas per kelis pjūvius. Vienas yra tai, kad aš turiu žinoti, kaip keliauti prie Agile tos transformacijos metu. Antras yra dalykas, aš turiu žinoti, kaip man dirbti po to, kai jau visi perėsim prie Agile. Kaip palaikyti, tai prasme, kad aš neatkriščiau, ar ne, kas keičiasi, procesai keičiasi, metodai keičiasi, ataskaitos keičiasi, kaip komanda tarpusavy komunikuoja, ar tenais informacija keičiasi. Tai šitie dalykai yra labai svarbus. Viena iš pagrindinių klaidų, kurią mes pastebime, tai nusprendžiame diegti Agile ir siunčiame juos visus į mokymus. Vietoj to, kad praleidome per du elementus, tai suvokimą ir užnorinimą. Ir tada turime žmonės, kurie, kaip sėdi tenais mokymus, ar ne, visi pikti, visi nepatenkinti ir galvojant, ką tu čia man pasakoji apie tą Agile? Ką man jo reikia? O tai yra labai paprastai, kadangi tokia reakcija yra todėl, kad buvo praleisti pirmi 2 etapai. Tai mes dabar, pozicija kokia yra mano, labai teisingai supras, kad mes nesame prieš tai, kad mokymai nereikalingi. Jie reikalingi, tačiau jie turi būti daromi tik po to, kaip žmonės yra suvokimas ir asmeninis sprendimas, kad gerai, judam, tai prasme, mes esame pasirašę. Nes kitu atveju tai bus laiko švaistymas ir brangių konsultantų, kurie ves jums mokymus apie Agile, jūs galima panaudoti daug efektyviau. Lygiai taip pat yra gebėjimų pritaikymas arba žinių konversija į gebėjimus. Ir į ką mes turime atkreipdėmėsi, kad irgi tai yra visokie psichologiniai dalykai, yra įprotis. Mesgi suprantam, kad pasižiūrėkit, daugumą iš jūsų dabar dirba nuotoliniu būdu. Ir tikriausiai, kiek čia mes antras mėnuo, trečias jau tikriausiai įsivažiuojam, kaip dirbam to nuotoliniu būdu, tai pirmas 2 savaitės tai buvo katastrofa tikriausiai. Bent jau daliai žmonių, kur aš pažįstu, tai buvo didžiulis košmaras. Dabar, kai jau kalba su tai žmonėm, visi sako, klausyk, žiauriai viskas faina, net nebėra prasmės grįžti taip, kaip buvo. Tai lygiai tas pats ir su Agile. Mes pradžioje turime daug pasipriešinimo, nes reikia įdėti tas žinias į praktiką, bet ilgainiui, kuo toliau, tuo labiau mes judame į priekį. Aišku, ir čia yra labai svarbus dalykas įvertinti tą įprotį, kad mes ką darom, laužom įprotį. Ką rodo visi tyrimai, kad tam, kad žmogus pradėtų sėkmingai naudoti naujus dalykus, tai reikia kartuoti mažiausiai 4 savaitės. Tai mes kalbam kiek 21-28 dienas. Jeigu kiekvieną dieną mes savo darbę projektų valdymui naudosime Agile, tai žiūrėkit, po 28 dienų mes jau būsime tie, kurie tikrai yra įgalūs, daugiau mažiau produktyviai pritaikyti šitos principus. Galiausias momentas karo tai yra įtvirtinimas ir čia yra keli tokie pagrindiniai dalykai, ką reiktų atkreipti dėmesį. Tai yra tam tikri įrankiai, reiškia, kurie padeda man užtikrinti šitą palaikymą. Tai yra situacijos vertinimai ir pažiūrėjimas, įtvirtinimas, kad žmonės negrįžtų atgal. Ir šito vietoje, ką aš norėčiau galbūt atkreipti tokių 2 momentus. Vienas tai, kad tai negali būti palikta savieigai, nes ties šito įtvirtinimo vertinimo etapu didžiausiai būna tas, žinot, bounce backas, grįžimas į pradinę būseną. Ir tai yra dėl 2 dalykų. Vienas tai, kad mes nefiksuojam pažangos, mes nekalbam su žmonėm, bet sakom, žiūrėkit, visai neblogai tenais, daugumą skyrių žmonių jau perėjo prie Agile arba susidūrėm šitom problemom, radom sprendimą. Antras būdas, mes nenaudojame įrankių tiek tai pačiai vizualizacijai, arba kad ant lentos, ant sienos paišyti, rašyti, žiūrėkit, šiandien, šiai dienai per mėnesį tos projektus panaudojam, tarkim, 80% praleidam pagal Agile principus. Reiškia, mes matuojame progresą, ar ne? Ir dar viena klaida, kurią pastebim, kur daro vadovai, kurie diegiam, eina kalba apie kultūrinius pokyčius arba principinius vadybinius pokyčius, tai kad nėra pasekmių. Ir čia grįžtame prie pačios pradžios, kas jeigu aš nepasikeisiu. Ar ne? Jeigu leidžiame dirbti senais metodais,
su visa pagarba, tai tikriausiai nieko gero ir nebus. Yra žmonių, kur mes kalbam, jų aukštas užnorinimas bus ir jie judės į priekį ir jiems nereikia papildomos priežiūros, bet realiai čia vienas iš tų tokių pagrindinių atkritimo pasiekmių yra tos, kad arba priežasčių yra tai, kad nėra pasakyta, kokios bus neigiamos pasiekmes, kas bus, jeigu tu nesikeisi. Tai reziumuojant, mes galime sakyti, kad kai žmogus praktiškai įgauna suvokimą, ar ne, jisai supranta, kam reikia diegti agilą, jūs išgirsite kažką tokio, o aš suprantu, kodėl reikalingas mūsų padalinio agilas. Jis pasakys, aš nusprendžiau, darom, siūs mane į mokymus arba pasakyk, kaip tai reikia daryti, tai parodys, kad žmogus jau praėjo ir troškimo elementą. Tada bus klausimas pasitikrinti, ar jisai žino, nežino, tai sako, aš žinau, tada sakys, aš galiu, nes jau realiai galiu pademonstruoti, kaip tai daryti, ar ne, ir žinai, aš nebenoriu grįžti atgal. Tai yra tam tikros frazės, kurios iš esmės parodo, kad žmogus nupirko tą visą idėją ir jau yra praėjęs sistemingai per karo procesą. Dabar irgi į ką atkreipdėmėsi, nes mes, kaip ir sakom, žmogus užstringa vienam ar kitam elemente, tame etape, tai į ką atkreipdėmėsi. Jeigu mes esame ties suvokimu, prisiminkim 3 pagrindinius klausimus. Kodėl mums agilas yra reikalingas, kodėl dabar jisai yra reikalingas, kas bus, jeigu mes nepasikeisim, tai kokios bus pasiekmes. Kalbant apie užnorinimą žmogaus, tai mes turime nepamiršti kmištą. Kmištą reiškia, kas man iš to, tam pačiam žmogui, kas jam iš to, kad perėsim prie agilo, kur yra pagrindinės pliusas, ar ne. Žinios, labai yra svarbu suprasti, kad mes investuojame į žinias, tik po to, kai yra padaryti pirmi 2 elementai. Nes kitu atveju tai bus išmestas laikas, pastangos ir tai neduos to noro, kurį mes norime, to rezultato. Nes įmonės, kaip ir minėjau, labai dažnai galvoja, nusiųskime į mokymus, ir tada žmonės, pradės judėti ir pradės taikyti tos dalykus. Gebėjimai, labai yra svarbu identifikuoti, ką žmogus žino, ką moka, ir tada atitinkamai per praktiką, per darbo, priežiūrą, per darymo būdu. Yra žmogus, kuris supranta agilą, sėdi šalia ir padeda judėti tam asmeniui taikyti praktiniai pusėje. Ir įtvirtinime kalbėjom apie įrankius, ar ne? Tai yra vertinimas ir palaikymas, grįžtamo ryšio rinkimas, kaip sekasi, kur lūžtam, kas neveikia. Gal yra tam tikri kriterijai, ties kokiais projektais mes agilą galime naudoti ir panašiai. Tai dabar irgi svarbu suprasti, kad reiškia, jeigu mes sėkmingai nesugebame, jeigu mes praleidžiame tą dalį, nesugebame vieno žmogaus praleisti per karą, tai kokios tikimybės, kad mes praleisime grupiai 5 žmonių, 20 žmonių, o tos organizacijos, kai kalbame apie viešąjį sektorių, tai jos tikrai yra daug didesnės negu tie skaičiai, kuriuos paminėjau, ar ne? Tai tiesiog mes turime suprasti, kad tas atkaras yra toksai progresas, per kurį turi praeiti visi žmonės. Vienintelis dalykas, ką turime turėti galvoj, kad kiekvienas žmogus į atkarą iššoka skirtingų laikų ir juda skirtingų metų. Ir jeigu mes tai paliekame savieigai, kas yra labai dažnai tikriausiai padaroma, tai ir gausim tą sūrį, apie kurį kalbėjom, ar ne, ta mūsų ateitis nebus ta, kurios mes norėjom ir ko siekėm. Dabar kas atsitinka, irgi keletą tokių dalykų, kaip pamatyti, ties kuriais momentais aš esu strigęs kaip iniciatorius šito projekto arba kaip pagrindinis sponsorius, jeigu leidžiame agilą kaip pagrindinį iniciatyvą, kurią norime pereiti. Jeigu mums trūksta suvokimo ir noro, tai labai dažnai yra tai, kad pasipriešinimas agilo diegimui jis būtų. Ta prasme, jeigu žmonės priešinas, tai reiškia mes pražiūrėjome pirmus 2 etapus. Ir jau nekalba apie tai, kad našumas yra nukritęs, kad nuotaikos blogos, kad vėluoja grafikai, ten planavom vienai, bet realiai yra kitaip. Tai yra ženklas, kad tikrai nedirbama nei su, galėjom dirbti daug geriau tiek su suvokimu, tiek su užnorinimo dalimis. Kalbant apie žinias ir gebėjimus trūkumą, tai mes matome pagal klaidų skaičių, pagal produktyvumą, kad žmonės ten vis kalba, aš nežinau, kaip čia dabar daryti, išeis, neišeis, čia sudėtinga labai. Reiškia, kad mums reikia žmonėms padėti, investuoti į jų žinias ir įgūdžius, tam, kad jie tiesiog paimtų ir būtų produktyvesni. Ir atvirtinant, tai bounce backas, ta prasme, kuo yra mažiau įrankių, kurie padeda arba nežiūrime, kaip jie nepalaikome to judėjimo priekį, žmonės grįžta vis atgal ir žmonių dirbančių pagal agile metodiką mes turime daug mažiau, negu kad mes planavome. Tai reziumuojant galima sakyti, kad iš esmės, ką padaro atkaras kelionės agile metu diegimu,
kad jie padeda tokius milestones arba tam tikrus tarpinius etapus kiekvienam individui, keliaujant įmoniai ar padaliniui prie agile kultūrų. Dabar dar galima keletą tokių įžvalgų, o iš vadybinės pusės, ar ne, nes mums yra labai svarbu, kad perėjimas prie agile jisai taptų kūnu, ar ne, tai reiškia, bet kaip mes galime karo modelį naudoti vadybai, savo komunikacijų, savo kasdieniniam bendravime savo komandą ir su savo, jeigu viršutiniu sponsoriu, kuris galbūt palaiko tą idėją tiesioginiu vadovu. Tai yra iš esmės 5 būdai. Pirmas iš jų yra toksai, apskritai suvokimo apie perėjimą prie agile suvienodinimas. Nes ką tai leidžia, iš esmės mes kaip kalbėjome, yra tie 5 etapai, kad aš naudodamas agile metodą, aš galiu sukurti suvokimą, aš galiu užnorinti, nepamiršti, kad tai turiu padaryti, aš galiu struktūruotai susidėlioti, kokių reikia žinių, kokius gebėjimus reikia, ir įtvirtinti. Aš turiu galvoti, įtraukti diskusiją tos žmonės, kurios palies šitas perėjimas prie agile, ar tai būtų mitybos grandinėje aukščiau esantys žmonės už mane, ar tai yra mano komanda, bet tai yra įrankis, kuris padeda mums didinti suvokimą apskritai visos tos kelionės per link agile ėjimo. Antras yra dalykas, kam mes galime naudoti atkarą, jisai yra kaip gairės, ką turim daryti ir kodėl. Ir šitoje vietoje realiai mes sakome, turime tas 5 elementus, tai reiškia suvokimo didinimą, užnorinimą, žinių didinimą, gebėjimo didinimą ir įtvirtinimą. Ir mes turime tokius mažiausiai 5 stambes veiklas arba blokus, kurios atliepia skirtingą atkaro elementą. Sponsorystės žemėlapis reiškia jūsų pagrindinių vadovų, top managemento įsitraukimas ir kur jie turi ką daryti. Tai bet kokiu atveju sponsorius, tai čia sakom, ta sponsorystė ar ne, pokyčių arba vėliavnešys agile, jisai dirbama ties su suvokimo didinimu ir su užnorinimu ir su įtvirtinimu. Tai reiškia, tai yra tie asmenys, kurie turi skleisti žinutę. Lygiai taip pat komunikacijos planas arba tos bendravimo pasakymo atliepimas yra labai stipriai susijęs su informacijos, su suvokimo didinimu. Taip pat yra susijęs su to, kad mes įtvirtinam situaciją, nes mes informuojam, kaip mums sekas, su kokiom klaidom susidūrėm, kur yra problemos, kaip jas sprendėme. Individualūs pokalbiai, tai čia yra tiesioginio vadovo darbas, tai iš esmės jisai tiesioginis vadovas dirba per visus 5 elementus, ar ne, tai jisai ir užnorina, ir pasipriešinimo visokiausius reikalus daro, ir tenai, dirba su žmonėm kiekvieną dieną, bandydamas aiškinti, mokinti, mokymas darbo vietoje, ar ne, įtvirtinant, sakytų, patapšnot per petį, gerai varai, klausyk, jau, žiūriu, matau, išmokai, gali tai daryti. Mokymų planas, ar ne, ir mokymų planas iš esmės atliepia tik tais 2 elementus, tai ką ir kalbėjom, žinias ir gebėjimus, ir pasipriešinimo valdymas yra tiesiogiai praktiškai susijęs su užnorinimu ir įtvirtinimu. Tai šitoje vietoje irgi, ką mums padeda atkaras daryti, jis mums duoda labai tokį kontekstą, kur aš turiu nukreipti savo veiklas. Jeigu mes naudojame, pavyzdžiui, organizacijos, tos, kurios yra prijaučiantis waterfall procesui, ar ne, tai, žinote, šitą visą schemą nėra prasmės kalbėti, bet realiai įdiegimas jisai siejasi su mūsų paskutinė raidė, arba kitaip sakant, ability. Ir jeigu mes nesugebame, kai mes priduodame projektą ir jau mes sakome, turime baigiamąją dalį, tai sėkmingas rezultatų pasiekimas yra tada, kada iš esmės kritinė masė žmonių, jie realiai pritaiko sukurtą sprendimą praktikoje. Ir jeigu taip žiūrėti, kaip turėtų sistemiškai būti, ar ne, mes suplanuojam visas šitas veiklas, dedame savo projektų veiklų planą, ir čia taip idealus variantas, ar neturėtų būti. Realybė yra kažkas tokio, ar ne, viskas yra visi tie pagrindiniai pokyčių valdymo dalykai, jie atsiranda prie įdiegimo fazės, kur eina sakyti, žmonės nepriima tai, ką mes sugalvojame, yra pasipriešinimas. Jeigu mes žiūrime per agile pritaikymą atkaro, tai irgi mes galime įvairių sprintų seka, jų gali būti belekiek, ar ne. Ir iš esmės mes turime iniciatyvos lygmenį atkaro pritaikymą ir išleidimo lygmenį pritaikymą. Ir iniciatyvos lygmenį mes kalbame apie suvokimo didinimą ir užnorinimą, tuo tarpu kiekvieno sprinto lygmenį mes kalbame apie žinias ir gebėjimus. Ir įtvirtinimas jisai atsiranda pačioje pabaigoje, kai mes užbaigėme savo projektą. Dabar trečias būdas, kur mes galime pritaikyti atkarą, tai yra tam tikrų spragų diagnozavimas. Tai reiškia, kurioje vietoje mano
timas, mano komanda, mano organizacija yra užstrigusi kelionė į Agile. Gali būti, kad čia 5-balė sistemai nuo 0 iki 5, kad aš matau tokią situaciją, kad mano timas yra, sakom, labai aukštas suvokimas, kodėl reikia Agile. Jie nori Agile, jie moka, bet realiai jų gebėjimas yra pakankamai toksai žemas. Tai reiškia, aš kaip iniciatorius, aš kaip viso šitos projekto komandos vadovas, aš turiu ką investuoti į žmonių gebėjimo didinimą, tam, kad mano Agile'as važiuotų priekį. Gali būti kita situacija, kur mes matome problemą yra su suvokimu, nes atkaro metode, sakome, praeinamasis pirmas balas yra 3 ir mažiau. Tai mes nepuolame dabar D, kuris yra vienetukas, bet mes vis tiek turime išspręsti suvokimo klausimą. Ar ne? Mes turime dar investuoti, didinti suvokimą, kai jį padinsim, tada judėsime prie užnorinimo. Jeigu turime pat kitą situaciją, tai automatiškai čiumpame užnorinimą, 4 atveju mes sakome, vėl apeliuojame į suvokimo didinimą. Mintis yra tokia, kad turint atkarą, jūs neinvestuojate, neištaškote savo resursų belekur. Kitaip sakant, mes labai aiškiai susikoncentruojame, kur eiti, į ką investuoti. Ar daryti mokymus, ar kurti įrankius, ar daryti mokymus darbo vietoj, ar apskritai dirbti su užnorinimu. O gal pati pagrindinė problema yra su suvokimo didinimu. Nes tie žmonės, kuriuos aš noriu, kad jie pradėtų dirbti su Agile, jie tiesiog net nesupranta, kam to reikia, ar ne? Taip pat, vėlgi, pažangos įvertinimas, tai gali būti atkaras naudojamas skirtingose etapų pradžioje, tai galim pasidaryti atkarą pačio pradžioje, po to žiūrėk, jau judami priekį per vidurį galim pasidaryti, ir pabaigoje, kai jau sakom, žiūrėk, jau organizacija dirba pagal Agile, bet ar tikrai dirba, pasižiūrim, kurioje vietoje esame, ar ne. Ir vėlgi atkaras labai puikiai veikia, kai eina kalba apie mūsų vadovų įgalinimą, tiesioginių vadovų įgalinimą arba aukščiausios grandies vadovų įgalinimą. Nes aš balandžio mėnesį, kai mes bendravome su jumis, atkreipiau dėmesį tai, kad iš esmės, jeigu sponsorius, tai sakom, projektų vadovų valdymo kalboje galime kalbėti projektų savininkas, jeigu jisai nėra aktyvus, matomas visame šitame projekte, mes turime daug bėdų. Ir ką leidžia padaryti atkaras, kaip pasakyti, jie galbūt ir moka arba norėtų tai daryti, bet jie nežino, ką daryti, ar ne, kad jums padėti diegti tą Agile. Ir ką rodo tyrimai, labai įdomus, kad iš esmės, kaip ir kalbėjau pradžioje apie suvokimo didinimą, kad mes norime, žmonės nori, informacija, ir čia yra tyrimas berods 18 metų, kad mes informaciją apie poreikį pereiti prie Agile, apskritai apie pokytį patį, ar ne, norime išgirsti iš aukščiausios grandies vadovų. Tai ar tai būtų ten, jūsų atveju tenais valdybos narys, ar ten įmonės generalinis direktorius, ar ten vykdantysis direktorius, priklauso kokia yra organizacinė struktūra. Tačiau taip, kaip tas pokytis bus daromas, kaip mes diegsime Agile, kaip Agile'as paveiks mano darbą, ar tai turės įtakos mano darbo užmokesčiui, visa ta techninė dalis, ar ne, arba praktinė dalis, mes norime tai išgirsti iš tiesioginio vadovo. Ne iš projektų vadovų, ne iš konsultantų, ne iš HR-o, bet mes tai norim išgirti iš tiesioginio vadovo. Tai šita skaidrė, aš sakyčiau, irgi labai aiškiai parodo, kur vyksta pasipriešinimo elementai, nes jeigu mums ateina ir sako, čia jeigu taip atrastumėt projekto vadovo narys, ar net, matom, ką mes čia turime, apskritai net 1% tikriausiai nėra. Mes norime išgirsti iš šitų žmonių atsakymą, kodėl mums tas pokytis, ėjimas prie Agile yra reikalingas. Kitų atveju mes turėsime krūvą daug klausimų. Tai 5 elementai, ar ne, suvokimas, noras žinoti, gebėti tirti, ir 5 galimi taikymo būdai, suvokimo didinimas, gairės, ką reiktų veikti, spragų diagnozavimas, pažangų įvertinimas, ir vadovų jūsų tiesioginio įgalinimas. Tai aš manau, Leonardai, padariau visai neblogai, spėjau į 45 minutės, tai jeigu dar duosim dalyviams galimybę užduoti man klausimą, pasinaudosiu šitą progą. Tikrai duosim, žiauriai gerai, įsitaišiai į laiką, super. Turim kelis klausimus, tai užduosiu. Jeigu aš nesprendimų priėmėjas, kaip sėkmingai pradėti, nuo ko pradėti? Vadovo, komandos, štai tokį turim klausimą. Tai aš manau, kad
Čia kalba eina apie tai, apie suvokimo lygmenį. Tikriausiai vėl naudokime tą patį atkaro modelį. Tai pirmą tikriausiai turėčiau atsakyti savo klausimą, o tai tam, kad tai vyktų, kas turi padaryti sprendimus. Tai tokia irgi šiek tiek schemą susikurti ir sakyti, yra to žmogaus reikalingas palaikymas, šito žmogaus reikalingas palaikymas. Ir tada su jais pagal atkaro modelį darbuotis. Tai aš jam turiu parduoti tą idėją, kodėl tai yra svarbu. Ir čia mano toks patarimas, nes labai dažnai būna, kai klausia jo, bet aš esu tenais be galių, kaip tai padaryti. Rekomendacija, jeigu norit parduoti Agile naudą, kalbėkite aukščiau savo hierarchijos, kaip sakant, mitybos grandyje esančio žmogaus kalba. Kalbėkite tai, kas jiems yra svarbu. O jiems kas yra svarbu? Efektyvumas, kaštų mažinimas, prestižas ir visi tokie dalykai. Tai mes turime adaptuoti savo šneką. Visiškai pritariu dėl to adaptavimo šnekos, nes jo dažnai būna ateina, bando per savo prizmę pasakoti, o tai, kaip tai veikia KPIs, kaip tai veikia to vadovo netiesiogiai pareigas ir jo matavimo iš dar aukštesnio vadovo, tai tas ir atsitinka, kad, tai jeigu nemato prasmės, tai kam to daryti. Puikiai tinka tas D elementas, apie kurį kalbėjau, kmištas, kas man iš to, tai kodėl jūsų vadovas norėtų Agile, kodėl jūsų vadovas norėtų turėti Agile. Tai tuos klausimus turim užduoti ir bandykim, kai turėsim atsakymus, tada galėsim įti į labai tokią tvirtą diskusiją. Taip. Ok, turim dar vieną, gal paskutinį tada klausimą, jų yra daugiau, bet užduosiu jo. Kaip institucija gali suderinti turimą fiksuotą biudžetą su Agile projektų valdymu, Agile metodika? Čia turbūt jau labiau nelūkų. Tai labiau jau jūsų tokie techniniai klausimai, aš sakyčiau, kad tai labiau techninis klausimas. Tai aš tada kitą užduosiu, kuris irgi neblogai turbūt į tą kryptį. Tai kas turi didesnį poveikį sėkmingai projekto baigčiai jūsų nuomonė? Projekto diegimo metodika ar gerai atidirbtos informacinės sistemos branduolio savybės? Čia irgi toksai labiau jau. Jo, aš tai galbūt sakyčiau, aš galiu komentarą, nežinau, ar tai atlieps į užmanymą šito klausimo, kuris buvo pagalvotas, bet tam, kad projektas būtų užbaigtas pagal mano žodyną ir tas žodynas, jisai tikriausiai nelabai galbūt skiriasi nuo projekto valdymo žodynų, bet mes turime visą laiką projektą dvi tokias dalis. Mes turime tą techninę, hardinę dalį, kur turime sukurti sprendimą realiai, kad spręstų problemą. Bet tam, kad ta problema arba tas sprendimas būtų įgyvendintas arba būtų, kaip čia pasakyti, įsisavintas ir žmonės pagal jį vadovautųsi, tam reikalinga ta žmogiškoji dalis. Tai aš sakyčiau, vis tiek mes turime galvoti apie vadinamosius end userius, tai mano pasakymas, kad ir infrastruktūra, įrankiai yra gerai, bet ir žmogiškasis faktorius tai vienareikšmiai vaidina rolę. Ok, tai ačiū labai, Lukai,